Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Štai esate pavežęs bažnyčioje. Užfiksavote tą gražų altorių, tos labai vertingus paveikslus 17 šimtmečio. O dabar dėkoju Jums, kad leisite man, ką nors papasakoti apie pavežą. 22 metus jau prie šitą altoriaus tarnauju. Amžinatilsį vyskupas Labukas čia paskyrė. Ką apie pavežą reikia pasakyti? Visų pirmiausia, kaip parapija. Kokia čia gali būti parapija? Žmonės už 4 kilometrų. Ir autobusas, ir paštas, ir krautuvė. Aplinkui liko kartu su klebonija iš viso 7 griūvančios triokelės. Atvykus čia buvo nemaža vienkelių įsibarsčiusi aplink. Deja, jie buvo netrukus nuo žemės paviršiaus nuskusti, o žmonės įsikraustė ar tai Panevėžį, ar į miestus. Nedaug apie šitą altorių susirenka. O vis dėlto tarnaujame, meldžiamės čia, nuolat vyksta pamaldos. Tiesa, kas link dėl pastoracinio darbo, paskutiniais metais štai kas įvyko. Tų sekmadieninių lankytojų nedidėja, bet didėja religinių patarnavimų skaičius labai sparčiais tempais. Kodėl? Pasitaisė keliai, daugybė mašinų ir krikštai, jungtuvės, pirmosios komunijos čia yra labai dažnos. Jau ir mano amžius, 70 metų, jau problema, kaip patarnauti, kaip išlaikyti jėgas. Bet atvykstantieji šitą pavežą apžiūrėjo bažnyčią, jos paminklus meno, paveikslus, kurie beveik visi yra originalai, unikalūs originalai, beveik visi 300 metų senumo, apžiūrėjo kolekcijas vienoj sakristijoj, antroj, Svirnelėje, gyvenamoj trioboje ir kapinėse. Vis užduoda man tokį klausimą. Nu, o kas bus, kaip jūsų nebus? Klausimas labai vietoje ir laiku užduotas. 70 metų jau rašomi šaukimai į aną pasaulį. Ir ką galima pasakyti? Kągi, atvažiavus pastoracinio darbo pradžioje, kadangi teko dar važinėti su patarnavimais kitur,
O vis dėlto laiko likdavo daug. Para turi 24 valandas. Ir štai ką man pasisekė, laiminant Dievui mano sveikatą, atsiunčiant daugybę gerų žmonių. Štai ką pasisekė padaryti. Visų pirmiausia, autentiką atstatyti. Bokštelius ir paveikslus, kurie buvo užmesti pastogės, suniokoti net, uždažyti, sulaužyti, suglamžyti, visi brangieji paveikslai atrestauruoti, savo vieton pakabinti. Po to sekė kas? Tai jo mano aistra. Tartautinis žodis tai aistra yra hobi, a lietuviškas yra paprasčiausias pomėgis išsaugoti bent kokį bažnytinį daiktą ir daiktelį. Pradedant mažytėm ampulytėm, metalo ampulytėm, kurios yra kūrinys. Jų štai daug. Pasisekė man gauti, o ir pačiam rasti tarp šiukšlių, tarp skiedrų, sulaužytų smilkytuvų. O kas svarbiausiai, taip aistra man pagavo, matant senose nuotraukose žibintus, kurie buvo taip, kaip liturgija reikalauja, vartojami laidotuvėse. Nuostabiausi kūriniai. Deja, jie žūsta. Kodėl? Jie iš skardos. Korozija pakanda. Išmetami jie paliepėsna. Ir nyksta milimetras jiems iki šašlavino, iki sunykimo. Ir štai per 14 metų pasisekė jos pirmas dalykas – surasti, išprašyti iš kolegų, iš brolių ir jie užkonservuoti, atrestauruoti, ant sienų sukabinti. Kadangi šičia viskas kraustama, tai yra paskutinis Kėdainių rajono namas, užtat gyventojai kraustomi į centrą iš periferijos, atsiliosavo Svirnas. Štai šiandieną Svirnas yra kimšte, prikimštas Arnoto, kapo, stulų, manipulų, žvakydžių. Ir štai jie, ačiū Dievui, visi tie sunykę, žiurkę apgraužti, kandžių, sukandžioti, pelėsių paliesti, jie kaba. Einam toliau į Trobelę. Į Trobelę nelabai norėčiau vesti. Ten yra kolekcija nelabai rimta. O kapucinui galbūt ir visiškai netinkama. Kas? Puodai. Kiek? Nežinau. Suskaičiuoti neįmanoma. Nelabai garbinga, nelabai rimta, unikali. Ategul kaba, donos neprašo. Kambariuose dar yra nemaža primityviosios statybos.
Ir žinoma, kambarių padidėjo, nes man ateinant į tą triobą gyventi 5 šeimos gyvena. Dabar tik 2. Už sienos dar gyvena pensininkai, kolūkiečiai, patalpų daug, dirbtuvė, kurioje nuolatos dirba tai samdomi, tai šiaip entuziastai. Ten daromos saulutės. Jų į Lietuvą išėjo 1000. Jei netingėtumėte, nueitumėm į kapinaitės. Kapinaitės 1 ir 2 parapijoje smaigstyte prismaigstytos koplytstulpių ir paminklų. Įleido mane į kapines, naudojosi proga ir statau. Kodėl? Visų pirmiausiai pagerb ten besiilsiančius 5 sukilėlius. Šitoj klebonijai, šitoj bažnyčiai dirbo, gyveno, žmonėms tarnavo kunigas Antanas Mackevičius. Čia istorinė vietovė. Ekskursijų gana daug, autobusais. Kas savaitę, net keletą. Taigi matote, čia tenka dirbti ant 2 frontų, ant 2 kėdžių sėdėti. Iš vienos pusės ansamblis, kaip žmonės vadina muziejus. Nors man kiekvieną kartą išgirdus žodį muziejus, nemalonus jausmas apima. Visai aš nenorėjau jokio muziejų. Jis tapo. Reiškia, yra svietiška pusė šitos paberžės ir žinoma bažnytinė. Nemaža čia prieš altorių priklaupė. Deja, nemaža pusė pro altorių praeina. Jiems ta bažnyčia, istorinis paminklas, štai toji sakykla, kuri turbūt irgi įamžinta į filmą, jinai, toji sakykla, iš kurios Mackevičius pasakė pamokslą ir po pamokslą išėjo sukilimą. Bet dabar grįžtame į tą klausimą, į kurį paliečiau pradžioje savo to vadinamo interviu. Nu gerai. Ar į kapą? Žinoma, pirmas dalykas. Manęs turbūt jau, atsiprašant, bus kurija mandagi, kur manęs senuką kraustis senus kaulus. Leisk čia numirti, pasilaidoti. Taigi, tų dalykų man pačiam neteks kraustyti nesuskaitomų žibintų, ampulių, puodų. O kas bus man atsigulus į kapinaitės? Nu kągi. Visų pirmiausiai, jau aš pasirūpinau energingu kunigu, jaunu kunigu ir testamentą užrašiau, tegul jis rūpinasi. O šalia to dar aš prašau Očido prieteliaus, kuris priima šitą interviu, jis irgi jaunas, tegul jisai vyresnybės bažnytinės paprašo, kad šita vieta nesunyktų, kad visi tie pašventinti dalykai neatsidurtų kokios nors užkuburiuose valdiškų muziejų, o neduok tu Dieve, ateizmo muziejų. Tikiu, jauni kunigai entuziastai ir
ta šventovė be abejo ir viskas, kas joje sukaupta, jie pasirūpins ją išsaugoti. Tikiu ir bažnytinė vyresnybė tam pritars. Išskyrus gal vieną dalyką, aš manau, dar prieš mirštant, čia jau bažnytinė vyriausybė neįdomu ir niekam neįdomu, podus gal išleisiu. Tegul ima svietiški kokie muziejai. A kas gal žinoti, gal gyvens koks klebonas ir jis nenorės tų podų, bet tai tarp kitko. O štai baigiu šitą interviu šitoje jaukioje, gražioje bažnytėlėje, kurioje vaikščiojo, tarnavo kunigas Antanas Mackevičius, kurioje man jau pasisekė 22 metus ištarnauti. Ir štai aš prašau, tų, kurie klausysi šitą interviu, kai manęs jau nebebus, paglobokite šitą vietą, brangią Lietuvai ir bažnyčiai. Ačiū už tai. Rorate celi de Jesupe, et nubes pluant iustu, ne iras catarisum, ne utre mineris iniquitati, exercitas sancti, pacta est deserta, stiam deserta,
Šiandieną yra 1987 metai, gruodžio 10 diena. Taigi šiandieną vyko tas interviu, dar sykį dėkoju už dėmesį, garbė ir